Jei nesulauktum rytojaus, ką nuveiktum šiandien? Pamiršk visą kitą. Pamiršk, kad rytojus egzistuoja. Kam atiduotum paskutinę dieną? Pagalvok apie tai. Sau? Ar žmonėms supantiems tave? Gyvent turim tik vieną galimybę. Kas į darbas, kuriame dirbi, vienintelis, kurį apskritai dirbsi. Kas į santykiai, kuriuos turi, vienintelį, kuriuos turėsi. Kas į viskas, ką turi, viskas, ką gavai, ir daugiau negausi nieko. Jei negausi daugiau, ką daryti tada? Jei iš jūsų pagalvojate, kad jei galėtumėt nugyventi gyvenimą nuo pradžių, darytumėt viską visiškai kitaip. Tokia ir esmė. Tai, ką darome ir ko pasiekime, yra tik ledkalnio viršūnė to, ką galime pasiekti. Rezultatas galutinis, jums liko 30 dienų. Atsisakau mirti ir mesti gyvenimą. Jei mirtum šią akimirką, kas mirtų su tavim? Kokios svajonės, idėjos, kokie talentai, lyderystė, didybė, kurią pademonstravai. Kad bijai to, kas tave sulaiko. Tik tam, kad suprastum, kad niekad negyvenai. Tik tam, kad suprastum, jog niekad nepakilai virš savo kartelės. Viskas sumišė ir mes to nesuprantam. Viskas, ką darom, tai sėdim savo namuose ir tyliai laukiam. Prašom kitų palikti mūsų ramybę ir sėdim svetainėje. Žiūrim teliką, skrudinam skrebučius ir nesakom nieko, tik palikit mūsų ramybei. Bet aš nepaliksiu tavęs vieno. Noriu, kad įpyktum. Dauguma žmonių pradeda pamiršti savo svajones vien dėl to, kad gyvenimas juos atstumia. Dažnai jūs atstums. Nenoriu, kad protestuotum, nenoriu, kad rašytum melų. Nes jei net norėčiau, nežinočiau, apie ką tau rašyti. Nežinau, ką daryti dėl infliacijos ir nusikaltimų, žinau tik tiek, kad pirmiausia dominuoja pyktis. Turi sušukti, kad aš žmogus po velnių. Mano gyvenimas turi vertę. Kad ir koks tavo palikimas, tai bus tavo palikimas. Laimėjimai ir pralaimėjimai ateina ir išeina. Bet pastangų teisti negali niekas. Kas kart išgirdus neigiamą atsakymą, jūs tai veda prie vienintelio atsakymo taip. Jūs artėjat link to. Patikėk, laimėsi, jei nemesi to. Jie mano, kad pamatė viską, ką gali. Jie tiki tuo. Jie matė ir kitų. Kiekviena diena – nauja diena. Kiekviena akimirka – nauja akimirka. Todėl turi išlysti iš savo kiauto ir įrodyti visiems, kad esi kitoks. Visi turi svajonių, visi turi tikslų. Klausimas tas, kiek pastangų gali tam paaukoti. Motyvacija lietuviškai. Jei mirtum šią akimirką, kas mirtų su tavim? Kokios svajonės, idėjos, kokie talentai, didybė, kurią pademonstravai? Gyvent gaunam tik vieną šansą, vieną galimybę.